Sveiki bičiuliai mano, žiūrėkit kiek atėjo pas mus šiandien treniruoti, chebros. Nebežinom ką daryti, kaip įleisti, kiti man jau į tualetą susirašė, va, pažiūrėk. Kiti jau nepajėgia. Iš tikrųjų, juokauju, chebrytė. Šiandien padariau tokią dramatišką kojų treniruotę. Kodėl dramatiškai, nes va, pažiūrėjus į dangų, matosi, kad turėjom ir lietučio. Tai kojų treniruotės nefilmavom, parodysiu tik tai, kaip padaryti blauzdą. Todėl, kad visi klausia, kodėl pas tave Vyti tokia šūdina blauzda. Sakau, lemba, šūdina, nes darau, kaip aš darau. Tai aš jums noriu parodyti, kodėl pas mane blauzda yra šūdina. Tai va, pirmą pratimą aš visada darau sėdint. Blauzdos tiesiog po kėlimą treniruoklę. Esmė, kad daugiausiai apkrauna išorinę dalį. Aišku, visą blauzdą pilnai dirba, bet ten galima varijuoti siauriau, plačiau, išsukinėti, kad ant skirtingų galvų. Jeigu jūs į vidų pirštus duodat, tai daugiau išorinė dirba dalis. Jeigu į išorę, tai vidinė daugiau dalis. Bet aš darau tradiciškai. Kiek darau, tai darau kažkur tai 6-5 priėjimus, didindamas svorį po 15 priėjimų. Svarbiausia technika yra lėtai nuleisti, greitai pakelti. Dabar užbaigiam sėdint. Svarbiausia yra visą laiką nusiimti diskus. Čia aš kojas darydamas palikau šiek tiek, bet žinau, kad dar darysiu blauzdai. Bet kada chebra padaro treniruotį, visą laiką nusiimti. Pats svarbiausias dalykas. Nes už jūs niekas nenuimės. Mama čia neateis ir nesitvarkys kaip kambarį. Dabar stovime blauzda. Ačiū biškį, visą laiką sulenkiu šiek tiek kelius, kad geriau jausti blauzdą ir kad nesitraumuoti, nes jeigu ištisit visiškai, įsitempia sausgyslės raiščiai, atsipalaiduoja, nereikia. Giliai padedame. Vėlgi po 15 kartų 4 priimus, tačiau nedidinu svorio, darau kaip darau. Vėlgi technika svarbi, kad kuo labiau nuleisti į apačią, prilėtėm žemę, tada kuo maksimaliau viršų pakylam. Kaip minėjau, dėl lūžio pas mane amplitudė ne visada vienoda gaunasi abiejų kojų, bet stengiuosi. Tai esmė ir nemalakatuot. Lėtai nuleidam, lėtai pakeliam, fiksuojam viršų ir apačių. Pats svarbiausias dalykas. Ir taip 4 kartelius. Jeigu jums reikia daugiau, jūs daugiau padaryti. Trečias pratimas blauzdai, tai bus bloko treniruoklė, kur dariau jau 4 galvių šiandien. Tiesiog aš šiek tiek įdomesnį specifiką darau. Daugelis daro tiesiog va taip. O aš darau su kiekvienu pakelimu sulenkinėju kojas. Kad kuo skirtingiau skaidulas apkrauti. Dėl to, kad sėdint dariau sulenkus treniruoklę, ant stovimo treniruoklį dariau šiek tiek sulenkus, bet iš principo tiesiom kojom, o čia darau taip. Vieną. Po 20 kartų specifika ta, kad tiesiu kojas lenkiu ir vėl tiesiu. Nu ir pumpingas jaučiasi. Aišku, čia yra prieš paskutinis pratimas. Aš taip 4 priėjimus padarau ir tada visiškai dar su savo svoriu bandau daryti. Iš kur čia tiek tų žmonių? Aš nesuprantu, aš atrodo nepresą darau, blauzdą, visi tie pažiūrėti. Nežinau. Bet
ir valgo visi, supranti. Tik reikia Vingio parke padaryti salę ir sakyti, chebra, valgykit sveikai, auginkit masę. Kokias darosi, kavinės atsidaro, Vilnius klesti, Vingio parkas klesti, visi valgo, auga, pavalgė, dabar visi sportavo čia, pavalgė ir dabar užaugs, pamatysit kitoj serijoj visus. Ką, hebrytai, aš darau paskutinį pratimą, paskutinį priėjimą, blauzdį užpompuoju ir jau turbūt nerodysim, kai aš nukrysiu ant žemės ir šliaušiu iki persirengimo. Tai paprašysiu, kad bičiulis išjungtų kamerą, jau kada aš jau krysiu, tada išjungs. Dabar užbaiginėjau, iki kitų video.